Sveiki. O, kur čia jūs dabar tokį didelis prie jūros? Tai jūs pasisekė. Šitokių didelių nedažnai būna. Ką norėtumėt padaryti? Aš tai žieduką. Žieduką, matot, vat kaip atrodo žiedukų jakutė, vat čia mažykė. Ir šitai, o tu ką, mamai ką nors? Gerai, padarysim kokį nors, ar pakabutį, ar tokį segę, pritvirtinsim segimą. Ir mama bus laiminga, kad tu atostogauji prie jūros ir parveži dovanų. Kada dirbsi po pietų? Gerai, sutarta. Po pietų ateikite ir padaryti. Čia aš turbūt prieš kokius 4 metus su Kėdainiai. Kėdainiai pasirašė projektuką ir aš atvažiavau su jais tada paskui su tais neįgaliaisiais invalidų draugijoj, neįgaliųjų draugijoj pas save telšiuose vienus metus. Čia turbūt dabar 3 kartą ar 4 likučių. Aš sakau, aš asmeniškai esu tų gintarų beveik išprotėjęs nuo tų gintarų. Aš kažkada nusipirkau 20 kg gintarų ir visą naktį sėdėjau juos pražiūrėdamas prieš šviesą. Koks jo raštas. Koks tas yra įvairiausių raštų. Sakau, 2 natūralaus gintarų gabaliukų nebūna. Net į skaidrėme bus ar kur nors biškutį įskilimas arba koks nors truputį, sluoksniukas kažkoks kitoks. Nebūna beveik 2 vienodų. Nekalbant apie tos visus matinius, tai ten bus kažkoks sluoksniukas visiems kitoks. Ir arba pati forma nebūna 2 vienodų. Ir aš įsidėjau ir viskas prasidėjo nuo tų gintarų. Buvo LTSR 25 metų. Ir iš Jantarnį, iš to Kaliningrado srities parvežė va tokių 2 kumščių didumo gintarų gabalų. Atvežė, čia telšiuose buvo liaudės kūrybos gaminių įmonė Minija vadinosi. Net ten pagal tas senasis tradicijas kurdavo papuošalus ir gamino masiškai. Ir suvenyrus. Ir aš į tą Miniją, kai pradėjau dirbti, telšiuose buvo filialas, pradėjau dirbti į tą Miniją, tai aš 6 buvau. Ir kai pjaustė man tą gintarą, tas gintaro kvapas, jis man taip išbūdė, ir ten meistras kitas pjaustė. Jisai man atpjovė tokį baltą su skaidriais, tokį retų rašto tą gintaro gabaliuką. Žinot, ir aš pats prasigrėžiau, net vyras būdamas, patsanas jau būdamas, išvarką įsisegęs, nešiau, kur vieną kartą toks patsaniukas, gal toks, sako, su mama eina, sako, žiūrėk, sako, vyras broškę nešioja. Po to pasidėjau. Bet jis man buvo tiek malonus, ir paskui pasidėjau. Nu, poliruosit ingos gintarą. O čia va galvoju, už tą sagę paklausti. Inga, aš turiu, žiūrėk, čia tavo. Aha, čia ingutė tau reikia nusipilti. Čia su balsu jau nebėra. Dabar va čia prieš tokią 3 metus aš vedu tuos dabar tokius seminarus. Irgi, čia matot, su neįgaliaisiais aš jau sakiau, kad čia nėra to suinteresuotumo. Jie atvažiuoja pailsėti ir pabūti. Ir tas užimtumas jiems yra kaip priedas, kad galėtų čia būti. Nežinau, ar čia gavosi, ar nesigavo, bet kažkas tai išėjo. Jeigu ką paklausai, tiesiog atrodo išanalizuoji, atiduodi viską iki galo. Nepalieku, jokių paslapčių neturiu. Net, matot, dar yra kas įdomu. Yra dabar pas mane, mūsų telšiuosiem, yra studentų, kur visoje Lietuvoje yra ruošiami juvelyrai vien. Tik Lietuvoje Dailės akademija, filialas Vilniaus akademijos. Ir čia yra, šiemet baigė, 18 studentų buvo, vienas diplomą neapsigynė, ta mergaitė čia, kur išvežė dokumentus magistrų jau. Labai gerai baigė, žinoma, kažkiek padėjo. Ir tų studentų pas mane telšiuose ateina į būtą pilną. Per dieną 3-4 studentai ateina, ar panašiai, ar reikia. Ir net dabar buvo, čia dabar mano paroda, kai buvo, ten tų studentų buvo, vienas iš dėstytojų, rektorius buvęs akademijos, dabar kitas pakeitė čia telšių. Tai sako, va, tai studentai, ir aš neištvėręs, sakau, studentai taip, sakau, pas mane jis pasakė, kad lankosi. Sakau, lankosi, bet sakau, praktinių įgūdžių tai jiems trūksta, tikrai sakau. Bijau, kad kas antras studentas, sakau, gerų segimų nepadarytume.
To trūksta, paprasčiausiai nespėja. Labai daug yra teorijos. Jie ten išeina tiesiog plataus profilio menininkas. Jie dalis istoriją praanalizuoja, archeologijos eina, nu visų sričių šiek. Čia aš kai pradėjau dirbti, net auksui, virinti auksui arba sujungti auksų detalį, reikalingas specialus auksinis lydmetalis. Vienas kalbėdavo taip, kitas taip, pabandžiau, matau, kad kalba nesąmonės. Nu, paprasčiausiai nori, kad tavim atsikratyti visiems. Ir pats paskui išbandžiau ir mano lydmetalis, žinokit, kad dabar profesionalis, jiems pasakau, jie pasidaro dirba. Nes yra dabar ir pirkti to auksinio lydmetalį, bet jisai labai brangus. Dabar va šitą tankuką reikia. Jeigu taip, visų sudildė, va taip pakreipi, kur reikia daugiau. Matote, ir įsilygina. Na tai, kažkur palikim nors 2-3 milimetrus. Va, palengva. Arba paimsit šitaip, va, irgi bus šitaip. Arba šitą va paimsit šitaip, va, šitaip laikysit. Čia, kai reikėtų normaliai dirbti per 10 dienų, žinoma, ne su tokiais, kurie tik tais laiką pratempia. Bet jeigu norėtum, būtų suinteresuoti, tai reikėtų irgi atsivežti valcis, atsivežti vilinimą tą, kad galėtum iš to nieko, kad galėtum vėlą pristraukti aš čia turiu. Reikia po tam tikrų 2-3 kartus pratraukti, reikia atkaitinti ją, nes jinai užsigrūdina nutempimą. Nu ir tada galėtum iš detalių virinti, dėlioti, jau kitas tas darbas atrodytų. O čia dabar gintaro gabaliuką pravirini, pragrėži, pakabinimą pakabini ir čia nieko nėra. Čia yra pats primityviausias, tai tik tai gintaro pajutimas. Gulime Tusevičienė. Jums pažymėjimas. Dirbkite, tikrai švieskite kaip gintariukas. Ačiū labai. Ačiū Jums. Ar likot patenkintas mokiniais? Visiškai viskas normaliai. Nu, žinoma, aktyvumo kai kuriems trūko, kai kuriems. Bet čia atvažiavo daugiau turbūt pailsėti, o ne dirbti.